Išeičiu mašiną. Aleksui važiuosiu į ligoninę, nes paskambino, kad anksčiau priimtų mane. Tai aš dar irgi tai perklausiau, sakau, aš galiu ten atvažiuoti 2 valandom, jo, sakau, kada nori. Tai va, gaunasi, kad dabar važiuosiu į tą dėl žandikaulio. Einu langų skysčio, reikia įsipilt. Šiandien nes jau pypsi. Sninga dar. Toks nefokusuoja gal, bet jau. Nu toks jau yra. Šiandien jaučiu minuso daugiau bus. Žiūrėjau orus čia kada, tai blemba praneša žiaurių šalčių iki -19. Ir naktį net ir -20 viršaus, tai tikrai bus nemenkai šalta. 2 litrų variklis. Čia viskas aišku. Gerai. Šitą statę paliko, biškį pažiūriu. Minimaliai. Kiek čia yra? O, per kamerą žymiai geriau matosi negu realybėj. Nu, sakim, ne kažką. Pažiūrim, kokį šaltį rodo. Darius servaisas. Tai turbūt nerodys, gal neužkurs. Gerai, jau bandom. -7, nu nice. Tikrai, vėsuma yra. Aš dar šiandien savo galvą įsiploviau, tai tikiuosi neužšals plaukai, kol važiuosiu. Kažkaip greitai susiruošiau šiandien. Vakar nuėjau miegot 3 nakties. Atskėliau šiandien, prieš 9. Kažkaip galvoju, dar žiūriu tas praleistas skambutis ir Pystė vėl iškart paskambino, kai ten po pusvalandžio gal. Tai žodžiu, jau 1:08 man skambinėjo. Ir viskas, reikia važiuoti. Pavažiuok, biškelį, blemba. Nieko nedarai. Arba tu pasitrauki kažkaip, arba aš nežinau. Aš nesuprantu, ką tu darai. Šitą aikštelę biškį užburta kažkokia yra. O, šaunuolis, o taip, reikėjo jau seniai. Tai, sako, ten, kai į 3 aukštą važiuoti, tai kažkas atbalų pradėjo važiuoti. Normaliai. Ką čia važiuojam? Dabar jau galim važiuoti. Pasiruošiu. Baisiai valytuvai, baisiai tiesiog dirba. Neperperė. Skuba reiškiasi. O, bet žiūrėk, perperė eina.
Bet šitas skuba. Kas čia vyksta dabar? Tik čia taip smagiai kritau. Mega žiauriai slidu čia. Realiai pliklis, čia gali čiuožinėti tiesiog. Su pačiūžom. Atrodo su žieminiais batais, bet vis tiek žiauriai slidu. Tai biškį įsipurinau, nu taip nieko, nesusižeidžiu, bet svarbiausia. Kažkaip bėga su to krepšiu. Nežinau, aš tai tokio nelabai bėgiočiau. Ir tai tiesiog ėjau ir persverčiau. Lygioj vietoj. Eina savo ilgas bemas. Bet gerulis, atrodo labai gerai. Reikia šnelė, čia jau slidu bus kaip reikalas. Šiaip atrodo lauke ten -7. Tai mėgoj dar jaučiu pasimaišo tą temperatūrą. Automatiškai gaunasi, kad kaip tokioj požeminėje aikštelėje, tai tikrai kai jaučiu nulį ir toks pliklis žiaurus. Ne, bet labai gražus eina savo. Ramiai žmogus važinėja, nelaksto. Kaip su BMW, turbūt su tokia mašina ir norisi tokio paprastesnio važinėjimo. Jei pasimtum kokį, ką žinau, kad ir KM6, tai tikrai norėtųsi turbūt tiesiog pasidraskyt gal.
priekį LP Expressas. Abudu čia keliaujam pasimetę. Žiauriai daug duobių. Ką pristatyta? Aš noriu važiuoti iš čia greičiau. Žodžiu, yra vartai pas klientą. Užsidarė vartai, dabar vėl reikia laukti. Kol įvažiavau, atidarė vartus, o išvažiavau, užsidarė tie vartai. Norėjau išvažiuoti, užsidarė vartai. Neatsidaro jie, tai vėl tenka laukti. Laukiam, kol atidarys. Ir leis išvažiuoti pagaliau. Žmogus, matau, nubėgo kažkur. Blemba, nespėjau aš išvažiuoti tiesiog. Norėjau prisistatyti užsakymą ir užtrukau. O, pagaliau. Bėgsim iš kiemo. Išleiskit mane. Taip. Dabar. Ir nebesninga. Euriukų atmetam už dujas. Ką, darbai jau į pabaigą. Turbūt šitas užsakymas paskutinis. Prastai naktį filmuojasi, o nefokusuoja realiai. Nelabai gerai gaunasi. Traliukas, kaip žinoma, žiemai visada reikalingas. Ypač su tokiom mašinom. Bent aukštus prisirašo šitas visada jau. Čia kaip pasižymi, kad, kaip pažymi Mapsas tau, o iš tikrųjų sužinai, ką daro. Dar eit koks 100 metrų, tai po to nusprendė, kad neverta važiuoti, pasiparkuoji viską. Smagu.
Dar pamiršau pasakyti, kad už parkingą sumokėjau dar 8 centų ligoninei. Man atrodo 8, bet jo, tai čia taip plius minusas sumavus visą parkingą, sakykim, kiek palagavom, 2 eurai, sakykim, jo. Tai va 2 euriukus nurašyti reikia. Šiandien antra diena, kai dirbu, tai uždirbtų 100, jau varau namo, nes vakar 3 nakties miegoti, šiandien keliausi apie 8:30, tai noriu miego. Dar reikia pavalgyti viską, tai ir tai dar susivėlinsiu iki lovos nueit. O rytoj, kaip ir kažkokių reikalų nėra, tai 10 valandą vėl pradedu. Tai vat ką, geriai tada. Sakymas jau gautas. Einu į mašiną. Pasiėmiau valgyti. Ai, net nieko nereiks valyti. Šiaip kitos, o tai vat atrodo. Šiandien turėtų būti vėsiau negu vakar. O, kažkaip keistai čia dingo viskas. Pažiūrim, ką čia turim. Ai, -6. -6, bet šalta. Lemą jau užsakymą gavęs, tai va reiks važiuoti. Pašilo 15-20 sekundžių ir varau. Į stoties gal aš nemėgstu imti iš to centro, visiškai nenoriu. Tai jo, žiūrėsim, kas šiandien per dieną bus. Šalta ir viskas. Langas kol kas. Aišku dar. Nu, aš daugiau matau negu per kaimą. Nutirps gal. Čia pavažiuosiu. Šiandien 3 diena, kai dirbu. Tai šis toks kaip nuo kryžiaus nuimtas. Aišku, čia filmuoju 3 dieną, bet šiaip dirbu jau 10 gal dieną iš eilės ar 11, vat kažkas tokio. Tai nuovargis jau tikrai jaučiasi. Nu, bet kažkaip tiesiog iš eigos, viskas iš eigos, visada iš eigos. Dar vis langas nenusipūtė, tai negaliu į laikiklį dėti. Ten nuokalnė žiauri, čia įkalnė. Aštuonias minutės nueit pasiimt užsakymą. Nes kitaip reiks mokėti už parkingą. Prisiparkau čia, stoties aikštelį. Nes, nu, neradau tiesiog kitur kažkur normalios vietos. Čia šį būna taksų vieta, bet ten užimta visą. Bet, ne. Praseiskau, gal spėsiu, nes vėl aš nežinau, kaip pasirasti, kas yra. Taip užknisa, kai nežinai. Ai, čia namų šiltiš. Visą gerą. Gal atspėsiu. Čia liko kokias 5 minutės, o gal ir 4. Bet prieš šlagbaumą bus užstatęs išvažiuojant. Turėčiau pralys. Nu, kai žinai, ten
ten 10 minučių tas nemokamas parkingas. Tai kaip ir užtektų, bet sakau, jeigu suresti kur dar problemos kažkokios, kaip dabar tai greitai priėjo ir padarė tą maistą. Nes būna, kad padarytas, bet dar lauk reikia. Tuneliuką turim. Centre tai yra Moka. Prie stoties. Taip tai būna šamarliakas žiaurus. Svarbu susitvarkiau, pasiėmiau, dabar jau ramiau dar už parkingiuką nereikėjo mokėti. Oi, kai geltoną Audi, mes turim geltoną Audi. Čia autobusų judesys iškart va pasipylęs. Ten tai taip ramu buvo už 500 metrų, o čia tai judesiukas iškart. Žmogus bando lenkt. Negerai. Zainiau. Ką mes čia turim? Norėjau pakišt man kliūtį. Kliūtį bandė pakišt. Blemba užšalio akių lašai, o reikia pasilašint. Mas pristatytas, tai įspūdžiai. Po pirmo užsakymo įspūdžiai jokie tiesiog klientas atėjo ir pasiėmė 5,40 €. 5 €. Net negaliu kalbėti per kem minučių. Siaubas. Nu ne kem, pusvalandukas koks. Bet nereik čia teisinti. Gerai, varau antrą vežtą. Įleiskit mane į sankryžą, bet man dega raudona. Dabar mane leidžia. Oi taip, šaunuoliai, jūs tiesiog esate. Praskau, kiek žmonių. Oi. Nu iškart čia toks, aišku, gal keista nuostaba, bet nuostabėlė. O, esiukas, reikia pažiūrėti, kur sukt. Galiau. Blama kokį 10 minučių pralaukė. Nu, net pamiršęs buvau, kad užsakymą laukia. Šiaip ne mano čia gatvė, aš čia nedirbu realiai. Pirmiau užsakymai. Laukiu šviesoforą, lašiukų įsilašinam akis. Erzina, bet reikia, nieko nepadarysi. Čia eilė, kaip visada eilė, bet nebaisi. Nežinau, matyti šitoj pusė kažkaip. Kažkaip ne taip dirba. Stiek. Nežinau, aš nei kokių užsakymų laukti, nei ką ir centrą gali gauti dažnai. Nepatinka tikrai. Važiuojam. Kad turiu langų skysčio, tai va, koks vaizdas iš karto visai, kaip per stiklą, tiesiog vaizdas kaip stiklas. Nors ir yra kaip stiklas, tai, nu, karoči, tai tikrai tą žodžio prasme tiesiog, sakykim, nepaleidžiu. Turim štai tokių vaizdų. Reik pasidžiaugti, nes tada būna.
Užbaigtas užsakymas antras. Čia pas žmogų. Davažiuot yra ką veikt. Išvažiuosiu. Ne, tai išvažiuosiu. Toliau lauksim ir iš čia dabar, pavyzdžiui, gauti užsakymą, tai neįmanoma realiai. Nežinau, gal vakare, kai kokio kurjerių nėra, tai ir įmanoma, bet čia tai... Dėl to ir nepatinka man čia kažkaip. Nes aš nežinau, link kur važiuot, ką daryt, va, pavyzdžiui, kai nėra darbo. Nes tu ir čia negausi ir laukti neapsimokėsi. Bet važiuot kažkur reikia. Iki Šilainių. Čia aišku, aš įsivedžiau Megą, bet iš tolimiausias gal taškas gaunasi. Ką darysi? Gal kažką įmes, nes šiaip įjungęs iš tas programėlės. Per Marijas važiuojant turėtų būt. Man tai šitie labai, taip iškart šitie taip gerai atrodo. Ir ten, aišku, viskas normaliai. Nieko nesimato. A čia dar turim gerą. Nieko. Kažkokia tai elektrinė ar pastatė. Reikia važiuoti normaliai, nes žmonės nori irgi lėkt. Jeigu nori lėkt. Pirmą reikia išlėkt. O, bet Andrius sakė. Gerai. Iš tos Vaišvytavos Express picos užsakymai. Tokia gatvė, kur nėra labai man judri, neatrodo taip. Bent kiek čia vežęs tuos 3 kartus. Kągi jau pas klientą esame. Sakymas, tai paliko 2 eurus arbatos. Pasitaiko. Vis tiek kažkiek maloniau bent. Sakau, kas juokinga, kai veži į ten į kokią ligoninę, ten klinikas. Nėra kur pastatyti, parkingai mokami, negauni. O vat dabar, tai kur ten viskas idealiai, žmonės kažkaip, jei žmogus nusteikęs, tu gali ir vėluoti, ir ten nespėti, ta prasme, gali kažkas atsitikti, tau jis vis tiek paliks tos arbatos, jeigu jis tikrai nori. Viadai dujos buvo net šiam centu net kainavo ilgą laiką. Dabar, kai šovė kainą, tai iš karto 7 centų. Ne, tikrai pabrango ant kokių 7 centų, bet taip žiauriai momentaliai. Tai dabar irgi situacija tokia, kad priėmėm užsakymą, paspaudžiau, kad ten Mapsą įsimest viską ir per kitą telefoną vis tiek buvau įsidėjęs irgi Mapsą, kad važiuoju ten į Megą. Ir važiuoju aš savo ir žiūriu ir galvoju, kodėl aš taip ilgai važiuoju. Pasižiūriu, kad aš jau pravažiavęs ten kilometrą. Tai būna ir taip, per tą įsiblaškymą visko būna. Ir, bet spėjau, užsakymas buvo nepadarytas, atvažiavau lygiai ir padarė. Tai vat, būna taip kartais savo durna klaida, bet pasitaiko.
Gana. Tai prastai parašyta informacija, kuriai, bet radau kažkaip. Tai va, palikau. Užsakymą gavau dar. Mane tiek daug policijos Pramonės prospekte. Niekur kitur nematau, tik tai Pramoniai daugiausiai gal policijos. To, nes čia yra McDonald's. Juokauju. Bet gavau maką, jau geras ženklas. Kažkoksai, kaip geras, toks drumzlėtas ženklas tiesiog. Kur klientas įdomu, nes buvo parašyta, kad ateis pasiimti. Pagaliau koks pristatytas 5 užsakymas, tai galima ir arbatėlės, jau. Šiaip tie tos kojos, tai realiai, kaip šala. Šiaip į kojas pučia, bet vandens tai belenkiek ant kilimėlio. Realiai bala tiesiog. Tai vat, net nespėja džiūt tiesiog. Atvežiau maistą, ieškot kliento. Šalta lifte atrodo minusas čia būtų. Bet tikrai labai keista, kažkaip pastebiu, ne pirmam lifte, kad žiauriai šalta. Čia kažkaip šviesos mažo kaip buvo. Okay. Tas aparatas garsiai dirba, aš čia kiekvieną dieną dujas pilu ir karočią jis taip garsiai dirba visada. Jo, tiek tilpo, nes netyčia atleidau mygtuką. Sumokėjau 17 €, eisiu dabar valgysiu, atsigersiu, kažką muzikos paklausysiu ar ką pažiūrėsiu, gal kažkaip podcastą. Ir dirbt toliau varysiu. Tai kokie 4 minučių skirsiu šitam pasisėdėjimui. Reik pailsėt biškį, Sakimarinau tai valandą su biškį. Žodžiu, dabar jau įsijungiau, gavau pirmą užsakymą. Varysiu paimt, važiuosiu dirbt. Pagaliau įsijudinau. Kažkaip taip gerai įsijungiau šildymą ir biškį prapūstų kilimėlius. Tai taip gera pasidarė, bet iš karto ant miego traukiu. Viso, žiūrim toliau, kas čia bus. Šiandien vakar nebuvo įvykių ir šiandien nebuvo įvykių.
Tai jau gera diena, nes vakar, nes šiaip praeitos dienos tai tragedija kažkokia. Klientas jau net rašinėjo ar skambinėjo, nes sako, rodė, kad stovėjai vietoj. 20 minučių stovėjai vietoj. Tai čia tas bairis yra, įjungi Mapsą ir jam neberodė tiesiog, kad tu judi kažkur važiuoji. O kai jungi Bolt appsą, tai tada vėl atsigauna. Sakau, durna bėda, žinai, iš tikrųjų ir klientai stresas. Jo, nes jeigu tikrai būtų, tai gal irgi žmogus galvoja, ai tai gal vėl užsirgi, žinai, apsas. Tai jo. Baigiau darbus. Uždirbta apie 94, kol kas dar nepadariau screenshoto, nes nepriskaitė apsakymo paskutinio. Ir viskas, ką šiandien gana galvojau dar iki 10 gal, bet užtek šiandien tiek visa diena čia buvo, tai atidirbta, kažkas uždirbta ir gana reikia varyti namo pailsėt. O šiandien trečios dienos galas yra, trečios dienos vakaras, sausio 7 diena. Ką, viskas varau namo ir iki rytojus.